Labą dieną. Atėjo laikas paskelbti konkurso nugalėtojus. Kas laimės Šventasis Marijas. Nežinau, ar jos šventos, bet jeigu bitės nešė vašką, aš atliejau jau jos šventos. Surašiau dalyvius, 3 nugalėtojai. Pažiūrėkit, ar esu čia, tikiuosi nepamiršau. Ir ką? Ratas sukasi ir kas laimės Marijas. Tada sveikinu nugalėtojus, susisieksiu komentarę. Naktis, einam pas bitės, uždarysim lakas su bartuku. Einam, bartuk, bėgam. Save į veidą šviečiu, nematau kur eiti, tai nelabai protingai. Penktadienis, rytoj gražų orą žada, bet bus uždarytas. Kas daryti? Nenoriu rytoj čia vaikščiosiu labai, jos pasiūtusios jau bitės, tai uždarysiu. Ir tada rytoj ir transportuosiu jos toliau kažkur tai. Bartukas, ko tu loji? Šitos pasiūtusios labiausiai. Всё. Ha. Uždaryta. Biškį padarysim oro jam. Rytoj atidarysiu. Pilnai, ką darysi šalčiau, bet kad oro būtų, nes ką uždariau viską oro iš kur jos. Irgi reikia biškį kvėpuoti. Gerai, nu dar kitom piktom uždarau ir bus gerai. Sujudo gerai. Net baisu pasidarė, biškį galvoju, kai dabar skris šitos piktosios į mane. Iš tiesų savo bitinę dabar jaučiuosi kaip įsibrovėlis, kaip vagys koks. Einu naktį. Naktis, dar šviečiu savo prožektorių į veidą, nieko nematau, kur eit net. Bet ką darysi, nesinorėjo dieną uždarinėti, kai dar buvo įskridusios, vis tiek kelios. Dabar tai tikrai jau visi sugrįžusios. Tai bus viskas gerai, rytoj vešiu. Reikia dar parengti vietą jam, kur ten važiuoti. Ir bus gerai. Lakos vakar uždarytos, всё, įmom ir nešam, jeigu subadis, tai bent vaizdų bus. Ką nesveria. Tai reiškia maistą reikia duoti. Nėra visi. Nu, apsukam 2 kartus, kad pamirštų, į kur randasi jos. Va, vienas, nu dar vieną, kad jau užtikrintai būtų. Apsukėm. Va, kur čia ta? Viskas. Dedam, suneštos. O jeigu rimtai, tai uždarytos lakos. Ir dabar kokias 5 dienas netidarysiu ir pažiūrėjau, kad lengva. O lengva tai yra blogai, reiškia maisto neturi. Tai nežinau, gal rytoj iš ryto, dabar nenoriu čia lysti, sujudinta viskas. Iš ryto gal ateisiu, greit pamanysiu kandį tešlos uždės, nes tikrai lengva buvo nešti, neramu, nesinori dabar lyst pas šitas piktas. Tai taip, nes tas apsukimas vargu ar padėjo. Sekmadienis ir aš pagaliau apsirengiau naują kostiumą. Reikia priprast truputį, sakyčiau, čia biškiai niekas nepatiko labiausiai iš kostiumo, tai kad va čia tiesiog nepermatom ir kartais žiūriu ir nematau apačios, na aišku taip, reikia lenktis, tą matau.
O tam dišovo mano kitam buvo, man atrodo, čia tinkliukas buvo ir aš kažkaip vis tiek matydavau, čia toks labai, jau toks kai tankiai jaučiuosi. Na, aš paįdomu ir čia kvėpuojantis bus, tai įdomu vasarą, kaip man čia. Gal pagaliau nereikės guminių išpilinėti prakaito. Gerai, apie vytės, kai vakar nešėm avilius, nu jie visiškai nieko nesveria, nei kiek. Ir aš jos nenoriu išleisti. Tai dabar mano pagrindinis darbas, jaučiu girdžiu, jos ten nori skrysti, oras šiltas ir dabar jos dar savaitę. Nu čia blogai gavos, kad tokie orai reikia anksčiau tą perneš, bet... Nu kai atvažiuoji tik tai kartais, tai va taip ir būna. Nezre, savaitgalio bitynas. Tai ką dabar bandysiu nuimti, kandę atnešiau kilogramą po kilogramą ir visiems šitiem duosiu, nes visą savaitę jas negalės niekur skraidyti, nes dabar atidaryčiau, jos skristų namo, namų nėra, namų nėra, tai visą kaimą ir išpjaus tikriausiai iš to pykčio, tokios piktos. Tai tegul pasėdi ramiai iki kito penktadienio, atvažiuosiu penktadienį, atidarysiu lakas, šiandien sekmadienis, jau bus tikrai pamiršusios namų savo ir varys savo reikalais. Susipjaustom gabaliukais. Iš tikrųjų patiko man šitą vietą, bitės, kad pernešiau, jaučiu kitiemet reiks visas persinešti. Ramu, vėjas neužpučia čia iš tos pusės, miškelis. Ir ten ir dirb kažką nemaišo prie namų, vis tiek. Kol geros, tol geros, bet va kaip paturėjau šitas piktasias, tai jau nesinori ten kažką su jom daugiau daryti ten prie jų. Ar žolę pjauti ar kažką. O čia visai, galvoju, ramu, gera. Tokių langiukų va pripjaunu, kad neišbėgtų, neiškristų. Jau rodžiau šitą dalyką. Tai turbūt visi žino, nu gal nežino, gal kas pirmą žiūrėjo, jeigu avilius pernešiau daugiau negu 5 kilometrai atstumų nuo šitos vietos, tai tada galima iškart laką atidaryti. O jau kai vat prie pat nešu, tai geriau nedaryti. Nu, man įdomu, kaip čia dabar reiks man padaryti, kad įkišti ir kad jos neišskristų. Vat, jos taip norės dabar varyti turbūt. Gerai, pišnėsas dėsiu, nes čia piktos, jeigu kažkas jų nepavyks. Į tai su kėdukais esu, tai jau užteks jam kur... Oi, kokia šiandien nemaloniai, kaip man dedasi pirštinė šitos. Kažkaip tai dar reiks man čia priprasti. Pagal ranką tai geros, bet gal ir mažokos. Nieko, prasitampys. Kažkokių dar reklamų čia pridėta, nemėgstu labai reklamų, nieks nemoka už jas, turiu jas reklamuoti. Tai teko biški, kiek išeina truputį pridengti nuo jūsų. Nes iš tikrųjų neradau kur daugiau kostiumų pirkti. Tai teko, žinot, iš kur pirkti. Monopolis viską užvaldžius vieną parduotuvę. A kiti arba kainos nesveikai pasidarė. Nu ir čia aišku nesveikos kainos. Bet kostiumas tai gal ką žinau, apie 100 eurų. Tai nenorėk nieką uždečių. Šiaip tai kol kas, nu aišku, reikia padirbti vasarėlę, pažiūrėti ar man jis patinka ar ne. Bet jei patiko tas, tai patiks ir šitas. Gerai, galvoju, kaltą neradau, kur padėjau, nu bet čia gal ir nereiks man to kalto. Va, čia jau viskas. Reikia kažkaip pasižiūrim. Čia net nebuvau kandį jam davęs, matyt, taip jau supykdės mane. Gerai, kad... Ša. Ir reikia, kad jas, nežinau, pridengsiu. Ai, vėjo nėra gerai. Dabar staigiai aš... Hopt ir taip, palaukit, jos eina į galą laką, tai iš tos pusės hopt, maistuko. Oi, gerai, darom. Ai, biški. Va, šita operacija, man atrodo, pavyko. Gerai. Pavyko, džiaugiuosi. Dabar, kad savaitę negalės jos skraidyti,
Nu, kaip sako, kaip kompensacija, tegul jau pavalgo. Ai, laidai čia makaluojasi visas. Nu, su megztiniu ir va čia vėjas neužpučia. Kaip gera vieta. Kaip aš anksčiau čia nesugalvojau. Na, aišku, anksčiau biškį toliau, dabar kai pasistačiau tą namelį bitėm, tai gerai čia, žinokit. Ramybė. Gerai tai. Ir su kitom tokia pati procedūra. Viskas paprasta. Laida labai trumpa, nes tik savaitgalį atvariau. Pakti realiai ką, penktadienį pradė atvarai vakare, šeštadienis vieną dieną dar šiaip visokių reikalų, tai. Ir sekmadienis, o ką čia po pietų, jau dabar reikia važiuoti į Vilnių. Ai, norisi daugiau biškį pabūt. Bet yra kaip yra. Ir kas dar liūdniausia, kad laidos herojaus vieną netekom. Tokio, kaip sakoma, Kiešos, vardas buvo Kieša. Daugiau nebeturėsim, tai palaikinkit ir pagerbkit jį, kad buvo kovotojas. Liūdna kaip. Ne, iš tikrųjų geras katinas buvo, bet senas ir iki pavasario nesulaukė, tai laida ir skiriama jį atminti. Tai ačiū ir iki.